Skanius pyragėlius ten parduoda. Požeminiai perėjimai. Kurios nesikeičia jau gal ten 10 metų. Sausainių galima skanių nupirkti, kioskas yra. Kai nori valgyti, gali visą laiką nupirkti sausainių. Kai buvo 7, 8, 9 metai pirkdavau visokius žaislus, bibleidus, pyragėlius, saldainius. Vandens duosiu, į kėdą duosiu pasidėti, jeigu senas žmogus. Nu, kokie jau 5 metai dirbau. Nu, į stotelę? Nuo pradžių, kaip mes čia pastatėme, nuo mūsų rajonas tai aš. Daug moterų girdisi, kad ten gerai mėsa, viskas gerai, bet ne to mane rūpi, taip eiti greičiau gatvėje. Man Lazdynai labai patiko. Aš tai nenorėčiau kitam rajone gyventi. Aš nepamenu, kaip kino teatras ten buvo. Buvo tokių žmonių? Tvarkymo, šiaip tai, užsiimam rajoną, šaligatvių. Tai tie graži žmonės, kurie eina. Sterlionės tiesiog paslepia. Kas tie žmonės, kurie šiukšlina mūsų aplinką. Pardavėjus, ką jie daro, ką veikia, šiaip praeinančius žmonės. Atsirado naujų iliustracijų ar nesirado? Nerūpi. Man tai gražu labai šitą grafiką. Ar kaip čia pavadinti. Labai man patiko. Dar linksmiau tik tai reikia ir viskas. Iš darbo su vaikai, pensininkų labai daug. Negadina. Aš nueinu sekmadienis iš bažnytėlę. Būna, kad sėdi kokie marozai. Pardavėjai labai maloni. A čia paprasti žmonės, gerai, tu turi, ne, normaliai, čia viskas normaliai.